Evangelija pagal Matą 20 skyrius, 1-16 eilutės. Girdėtas pasakojimas, bet kaip ir kiekvieną kartą, kad ir girdėtas pasakojimas, bet jis yra nepakartojamas, nes kiekvieną kartą jis yra žodis aktualizuojamas man, kuris dabar jo klausausi, kuris esu šią valandą šitoje vietoje, šitoje erdvėje. Viešpats kalba apie tai, kad jisai kviečia į savo vynuogyną. Vynuogynas tai yra kvietimas būti Jėzaus mokiniu, ne tik tai klausytoju. Šitie du bedarbiai tai buvo tie, kurie šalia vynuogyno stovi, žiūri, kaip tą vynuogyną galbūt dirba kiti žmonės, klausosi garsų, kai ten kažkas tai nurodinėja, kas ką turi padaryti, jie yra klausytojai. Bet jų niekas nepakviečia, jie irgi nori gauti uždarbį. Nežinau, kam iš jūsų teko kada nors išgyventi tą momentą, kai norėjai gauti darbo ir ypatingai, jeigu tas darbas yra gal ir pakankamai apmokomas. Bent jau aš atsimenu vaikystėje, kai taip norėjusi, kad kažkiek tai prisidėti prie šeimos biudžeto ir būdamas vaikas irgi laukiu, kada kas nors pasiūlytų paaugliui darbo, nes irgi norėjau kažką tai užsidirbti, įsigyti, kad neužkrauti mamai ekonominio svorio. Taigi džiaugdavausi, jeigu kažkas pasiūlydavo. Ir aišku, yra tų buvę atvejų, kai atrodo dirbau visą dieną tiek pat, kiek ir suaugę ir buvau truputį nustebęs, kad dirbau kaip suaugęs, o gavau kaip vaikas. Buvau šiek tiek nukabinęs nosį, bet taip jau yra. Šiuo atveju atlyginimas, kurį pasiūlo šeimininkas šiems dviem žiūrovam, jis yra neįkainuojamas. Tai yra tas pats denaras, kurį gauna žmogus dirbęs nuo ryto iki vakaro pagal sutartį, kas klausėtės atidžiai, jisai šeimininkas sako, duosiu, kiek tau reikės. Ir jie buvo nustebę, nes jam šitiems paskutiniams, kurie dirbo tik valandą, apskritai viešpas nieko nežadėjo. Jis davė tiek, kiek visiems, o tas visiems tai reiškia dangaus karalystė. Jeigu turite bent kokią nors fantaziją, bandykit įsivaizduoti, kokią sumą uždirbo dirbantis viešpaties vynuogyne. Iš karto sakau, net ir nesistengis, net tas pats Dievo žodis kitoje vietoje kalba, sako, žmogaus akis to nėra regėjusi, žmogaus ausis to nėra girdėjusi, jam net mintis į galvą nėra atėjusi, ką paruošė Dievas tiems, kurie jį myli, kurie buvo pakviesti dirbti jo vynuogyne. Mūsų pirmajame skaitinyje dėka pranašo Ezekielio 34 skyrius 1-11 eilutė turime truputį aiškesnį vaizdą, ką reiškia dirbti, ką reiškia būti tuo vynuogyno darbininku. Ir štai čia dabar jau teks, ko gero, visiems pasitemti. Čia yra kalbama, kad viešpats Dievas, vynuogyno šeimininkas, turi priekaištų vynuogyno darbininkam, tiems pasamdytiems. Ir sako, vargas jums, dabar išversiu į darbininkų žodinėlį, vargas jums, darbininkai mano vynuogyno, kurie tik savimi rūpinatės. Argi jūs kaip darbininkai neturite rūpintis mano kaimenė, mano vynmedžiais. Ir po to jisai išvardina, kad jie neatsakingai dirba. Čia aišku kalbama apie tuos Izraelio ganytojus, kuriems buvo Dievo patikėta kaimenė. Kalbama tas vynmedis, tos vynuogės, tai yra žmonės.
Taip kaip ir tos avis visuomet, kad ir per palyginimą, piemuo avis yra kalbama, tai reiškia vadovai ir tiems vadovams patikėti žmonės. Ir čia, kad neatsikartoti, galėsit pasiskaityti pranašą Ezekielį, tiesiog viešpačiui tikrai jam yra liūdna matyti tokį vaizdelį. Dabar kai kam gali atrodyti, o čia prie ko? Juk šitie ganytojai, tu va, čia kas tie ganytojai, va, kaip jums atrodo? Mes kunigai, jums taip atrodo. O galbūt mūsų ganytojai Lietuvos prezidentas, tuos, taip, už kuriuos mes prabalsavom, ministrai, Seimo nariai, miesto meras, savivaldybė, jūs labai apsirinkat. Jie tik tai yra samdiniai. Žinot, pas viešpatį yra ganytojai pagal pašaukimą ir yra samdiniai, kurie atėjo tik tai užsidirbti pinigų. Nežinau, kas turi pašaukimą būti prezidentu. Jūs tokį matėte? O pavyzdžiui, gal kas žinote, yra toks pašaukimas, gimė su pašaukimu būti ministru. Ir jis ten atėjo ir iki gyvos galvos niekaip neišeina. Dantimis, nagais įsikabinęs į tą Seimo, ten tą postą, jisai tau padarys viską. Negana to, matydamas, kad jau jį tiesiog plešia lauk, nes meta lauk, nes jis ten ir toks būti nebegali, tai kūrė koalicijas. Gengės, kartais vadinamas jos partijos vadinasi, gengės tos. Ir jie ten, žinai, būtent, kad tik tai išlikti, kad tik gautą denarą žemiškai. Iškart pasakysiu, tokio pašaukimo būti prezidentu, ministru, miesto meru nėra. Bet pašaukimas būti ganytoju yra. Pašaukimas būti mama, tėvu, gydytoju, mokytoju čia yra. Bet aš tokios specialybės ministras negirdėjau. Tai visi, kurie yra sąžiningi ministrai iš didžios raidės, Seimo nariai, prezidentai, jie visi turi specialybę. Tai buvę kažkada tai tikriausiai geri ganytojai. Taigi viešpats kviečia mumis pasitikrinti, kiekvienas iš mūsų, kurie gavome garbingą krikščionio vardą, turi tokią pareigą priminti, ką esame gavę krikšto sakramento metu. Bent jau mes kunigai, kada krikštijam, kad ir mažus vaikučius, ar tai suaugusius, duodam netgi 2 patepimus. Katechumenų aliejus, tai vadinasi, atkabinam iš šėtono nelaisvės tą žmogų ir jį pažymim kaip bažnyčios arba, sakykim, vynuogyno narį, jisai gauna teisę dirbti vynuogynę ir po to pakrikštis užpilam chrizmos aliejumi. Tai yra ypatingas aliejus, kuris tave įgalina, duoda tą malonę būti kuom? Ganytoju. Aha, tai vadinami karališkoji kunigystė. Ar girdėjote apie tai? Kad jūs ir vyrai, ir moteris esam kunigai ir kunigės. O tai jau keičia situaciją. Pasirodo, jūs, kurie čia esate dabar bažnyčioje, esate ganytojas savo brolio ir sesers, kuris suolė sėdi. Aš esu atsakingas ganytojas už mano brolį kunigą, kuris su manim dabar švenčia mišias. Už mano brolius, kuriuos aš esu. Už jūs, kuriems dabar aš kalbu, su kuriais gyvename viename mieste. Ir aš negaliu pasakyti, aš jo nepažįstu. Jisai, čia tas sesė, tas reiškia, tas brolis arba tas vyras, moteris, jie nėra iš mano komandos. Jie nėra mūsų vienuolyno bendradarbiai. Aš jais nesirūpinu. Ne, nėra taip. Pasirodo, kiekvienas krikščionis gavęs tą karališką kunigystę, karališkai ganytojo pašaukimą yra pakviestas į vynuogyną rūpintis vynuogynu. Vadinasi, vieni kitais. Prisimenat Kaino ir Abelio situaciją. Ką pasakė Kainas
kai Dievas jau užklausė, kur tavo brolis. Ir jis taip atmetė Dievui. Kas sako, aš esu brolio sargas? Taip, tu esi brolio sargas. Tu esi ganytojas, tu esi atsakingas už tavo brolį sesę, kuris yra šitame mieste, šitoje parapijoje. Galų gale mes visi lietuviai, žemaičiai, esame atsakingi kiekvienas už savo tėvynainį, taip kaip žydai. Pažiūrėkite, jų tikrai mums yra pavyzdys. Izraelio vaikai, jie supranta, kad jeigu išgelbėjau vieną tėvynainį, išgelbėjau visą tautą. Ir pabaigai, kad būtų truputį aiškiau, ko Viešpats prašo iš tų visų ganytojų ir apie ką čia viskas sukasi, tai apie meilę. Samdinys nuo to, kuris yra pagal pašaukimą, skiriasi meilė. Jis myli asmenį, kuris yra šalia jo. Kodėl, sakom, yra mokytojai, gydytojai, teisininkai pagal pašaukimą. Tai tas, kuris, jeigu yra mokytojas, jisai myli mokinius, vaikus myli. Jeigu yra gydytojas, jisai myli tą, kurį jisai gydo. Štai kur skirtumas. Ir jisai dirba ne nuo skambučio iki skambučio. Jis yra gydytojas 24 valandas. Mokytojas yra mokytojas 24 valandas. Kunigas neturi darbo laiko. Jis yra kunigas 24 valandas. Jūs, kurie esat mamos ir tėčiai, užduokit savo klausimą. Jūs esate tėtis ir mama. O rytą atsikėlė, mano darbas prasidėjo 7 valandą, viskas baigėsi, 8 valandas atidirbau ir pasiuskit visi. Valgyt negausiu. Mano darbas baigėsi. Einu į spa centrą, grožio saloną. Dabar savo pagyvensiu. Nėra taip. Vat štai, į ką mes esam pašaukti, tai yra iš tiesų meilė. Ir jeigu taip aiškiau būtų, kodėl atsitinka tokios sakykim, neteisybės, kvailystės krikščionių tarpe. Tai yra todėl, kad mes kartais užmirštam, ką reiškia mylėti, kas yra meilė ir kas yra meilės priešingybė. Kai kas mano, kad meilės priešingybė yra neapykanta, nieko panašaus. Priešingybė meilė yra abejingumas. Jeigu tu kito žmogaus nekenti, tai yra labai gerai. Aš turiu minti, kad bent jau tavo statusas yra toksai, dėl kurio dar tu būsi įvesdintas į dangaus karalystę. Nes kaip sakė Viešpats, o jeigu tu man būtum karštas arba šaltas, bet jeigu tu esi drungnas, abejingas, aš tave išspjausiu lauk. Pati baisiausia tragedija, kuri vyko antro pasaulinio karo metais, tai buvo ne tai, kad naciai nekentė žydų. Naciai buvo paprasčiausiai abejingi. Tuometinė visuomenė, jie buvo paprasčiausiai abejingi Izraelio tautai. Tuose koncentracijos stovyklose, miestuose. Kai pasižiūri nuotraukas, Vokietijoje eini, ar ten kitose ES šalise, žydų vaikutis iš bado miršta gatvėje, eina poniutė išsilavinusi krikščionė, iškart pasakysiu, ne kažkokia musulmonė, tikinti į bažnyčią, katalikė ir praeina prie mirštančio vaiko, nes jis yra žydukas. Prašiausiai, nekreipi dėmesį. Arba kaip aprašo vienas vengrų Nobelio premijos laureatas Vaisas, pasakojama, kai Vokietijoje sustojo ešelonas su vežamais iš Aušvicos į Dachau kaliniais ir poniutės dvi, kurios maitino balandžius traukinių stoty. Pajutusios, kad vagonuose kažkas yra, pradėjo tuos duonos gabaliukus mėtyti į tuos atvirus vagonus. Ir jos labai džiaugiasi, kad ten buvo pjautynės. Ten kaliniai vienas kitą žudė, kad gautų tą duonos gabaliuką. O jiem buvo labai, kaip sako anglai, for fun. Šiandien, ką mes matom, aplinkui darosi, kodėl mes sakom, toks nukrypimas
tuoj greit grįž sovietiniai laikai irgi dėl abejingumo. O kas man, aš kaip visi? Tai vat Viešpats kviečia mus susikaupti ir prisimti to pakviesto darbininko į Viešpaties meilės vynuogyną pareigas. Nuolat ir nuolat pasitikrinti. Ir jeigu neduok Dieve pajutai, kad nemyli, esi abejingas, bėk iš pažinties. Nes jeigu mirsi su abejingumu savo brolių sesei, savo tautai, visuomeniai, parapijai, tau galas. Greičiausiai į Viešpaties laimingųjų, kuriems išmokami dangaus karalystės atlyginimai, nepateksi. Bet viskas mūsų priešaky, esame geram kelyje, pasitempiam. Amen.